Čempionas tai 7 rezultatas pasaulio jaunimo čempionate. Ar tenkina toks rezultatas? Jeigu ne, gal ką ėjo taisyti plaukime? Na, aišku, ryte neprasiplaukė taip, kaip norėjom, bet vakare atvarėm ir praplaukėm kiek čia, 5 sekundėm geriau. Tai čia jau yra win mums. Tai esu tikrai dėkinga ir esu laiminga, kad nors gavom galimybę finalę suplaukti ir manau, kad labai gerai paplaukėm. Manau, kad šiandien stengiamės visos tiek, kiek galėjom, bet tikrai žinome, kad potencialo turim daugiau ir tiesiog kitose varžybose bandysim pasigerinti tą savo asmeninį Lietuvos rekordą, bet šiandien, manau, mūsų visos 7 vieta tikrai tenkina. Ieva, po atrankos jautėsi kiek prastai, ar viskas susitvarkė, ar pailsėjai tinkamai? Taip, iš tikrųjų, savijauta šias pirmas dienas atvažiavus nėra pati geriausia, bet aš džiaugiuosi už save, kad ir jausdamasi kažkiek prasčiau vis tiek sugebėjau suplaukti netoli geriausių rezultatų. Tai visos 4 jūs turėjot labai ilgus sezonus, plaukite Europos jaunimo čempionate, dabar pasaulio jaunimo čempionate. Kiek tas padeda, ar kaip tik vargina, kad tas sezonas taip labai užsitęsė? Šis sezonas tikrai buvo mano vienas ilgiausių ir manau mano komandos draugų irgi. Tikrai labai sunku po tokių sunkių varžybų, tokių svarbių varžybų kaip Europos jaunimas atsistatyti vėl ir plaukti vėl sunkes treniruotės ir ruoštis kitam dar svarbesniam čempionatui. Tikrai labai sunku, bet darbas buvo padarytas. Ieva, tau irgi pirmos tokio kalibro varžybos. Kaip tau viskas čia atrodo ir kaip tau sekasi? Labai man patinka, labai faina, kad patekau į tokias varžybas, kad galiu plaukt. Šiaip dar net nesuvokiu, kad čia tokios didelės varžybos ir kad gavau plaukti šitose varžybose.